Mano dėdė lankė, sako, gal patiktų, pabandyk, aš dar krepšinį lankiau prieš 4 metus. Tai krepšinis toks komandinis sportas, man labiau norėjau tokio individualaus, kad ant savęs galėčiau kažką pamėginsiu. Bet aš iš tikrųjų galiu pasakyti, buvau labai silpnas vaikas. Niekas netikėjo, kad aš galėčiau būti kovotojas, nei vienas žmogus. Galvoju, visi sako, čia kovotojas, ne tau sportas. Galvoju, pamėginsiu, vis dėlto pamėginsiu. Ir kodėlgi ne. Atėjau pirmą treniruotę, iškart labai mane užvedė. Aišku, gavau biškį malkų. Tai galvoju, aš visiems jiems dar duosiu atgal. Ir užvedėm nuo pirmos treniruotės ir jau taip 8 metai bus sustojimo. Pirmi 3 metai gal ne taip žiūrėjau rimtai į sportą. Kol neišvažiavau į kovoti varžybas. Pirmas varžybas savo pralaimėjau. Ir varžybas buvo nesveikas jaudulys, dar neišeinu į kovą, dar net nedarau apšilimo. Sėdžiu, man bėga prakaitas, kovo aš net nuspartau to jausmą, kažkas nuojo. Treneri, kas man čia yra? Bėga prakaitas, aš nieko nedarau, aš dirbu treneriui, aš nesuprantu. Ir tada galvoju, aš galėjau dirbti salėje stipriau, kodėl aš savęs netidaviau, kodėl aš išėjau kažkur su draugais krepšinį pažaisti ir galėjau sportuoti ir dabar savo įrodyti kažką. Ir po pirmos kovos taip supratau, kad reikia rimčiau ir nuo tada 16 kovų iš eilės laimėjau.